Šiandien apie krūties vėžio profilaktiką ir diagnostiką mums šnekės Nacionalinio vėžio centro gydytoja Rūta Bredienė, tai iš karto ir kviečiu lektorę. Galit pradėti? Taip, tai sveiki. Kaip suprantu, geriau sakyti sveikos, ko gero, nežinau, ar yra vyrų prisijungusių nuotoliniu būdu. Dirbu nuo 2000 metų Vėžio institute ir taip pat Afidėja įmonėje ir iš tikrųjų pagrindinė mano darbo sritis yra krūties tyrimai ir tikslas trumpai papasakot, kodėl, ką galėtume padaryti, kad to išvengt šitos ligos, kurios radiologai iš tikrųjų tikrai ieško šitos ligos ir kartais randam. Ir randam netgi, kai niekas nesitiki, kad mes galim ją rasti. Taip. Kažkodėl tai neveikia mano skaidrės. Aha. Taip, dabar paskaitos metu tai nėra kažkokia tai paskaita studentam ar panašiai. Tiesiog norėčiau, kad jeigu kažkoks kyla klausimas, tai jūs tuo metu ir klauskite. Arba tiesiog pastebėjimas kažkoksai tai, ar dar kažkokia mintis. Pradėti noriu nuo mitų apie krūties vėžį, nes iš tikrųjų kažką visi žinom, kažką visi esam girdėję, galbūt ir daugelio šeimose susiduriam apskritai tiek su vėžiu, tiek su krūties vėžiu. Aidas kažkoks girdisi. Taip, pirmas mitas, kad niekas šeimoje neserga krūties vėžiu, todėl aš tikriausiai irgi nesusirgsiu. Nežinau, ar esate tokį girdėję. Tai iš tikrųjų tai yra mitas. Didžioji dalis krūties vėžio pasireiškia sporadiškai, nepriklausomai nuo to, ar turime šeimoje ar ne. Ar turime paveldimą krūties vėžį ar šeiminį krūties vėžį. 70% atsiranda tiesiog mūsų kūne iš mūsų tų pačių ląstelių, kurios pakinta nuo įvairiausių veiksnių ir tampa piktomis. Dar vienas mitas. Kaip tik kalbėjom su jūsų kolegė prieš tai, kad sakoma, kad dabar yra epidemija tarp jaunų moterų, kad kuo toliau, tuo jaunesni žmonės suserga vėžiu. Iš dalies tai yra mitas. Krūties vėžys vis tiek dažniausiai pasireiškia toje amžiaus grupėje, kur ir vyksta prevencinė programa. Tai nuo 45 iki 70. Bet tiesa yra ta, kad jaunų moterų tarpe mes tikrai vėžio turim nemažai. Tai pradedant nuo 20 metų, jaunesnės pacientės neteko man sutikti per savo darbo laiką, bet tame laikotarpį nuo 20 iki 30 tikrai turim. Dar vienas mitas, ką aš girdžiu iš savo pacienčių, kurios kartais ateina echoskopiją ir klausia, ar antiperspirantai gali sukelti vėžį, ar liemenėlė gali sukelti vėžį. Tai mitas tikrai, kad antiperspirantų naudojimas sukelia vėžį, tikrai nesukelia, o liemenėlė, ką gali padaryti netinkama liemenėlė, tai gali sutrikdyti limfotaką, kuomet užspaudžiami limfos takai, bet tai tiesiogiai tikrai vėžio nesukelia, nebent gali, jeigu ilgą laiką ją nešioti, dieną, naktį, tai tuomet ta limfotaka sutrinka, kaupiasi toksinai, kažkokios tai medžiagos ir galbūt blogiau vyksta ir kraujo cirkuliacija. Tačiau jokių būdų tai nėra įrodyta, kad sukelia vėžį. Dar vienas mitas, kad nuo krūties vėžio miršta daugiau moterų nei nuo kurio nors kito. Iš dalies galima pasakyti, kad taip, mirtingumas didelis todėl, kad tiesiog tai yra dažniausias moterų krūties vėžys visam pasaulyje. Dažniausias vėžinis susirgimas šalia kitų. Bet jeigu palyginsim, tarkim, kiek miršta susirgę kasos vėžių, kiek miršta susirgę kažkokiu tai kitų vėžių, ar žarnyno, ar kepenų, tai krūties vėžys yra vienas iš geresnių vėžių, kuris yra pagydomas, jeigu
su sąlyga nustatomas ankstyvose stadijose. Tai yra 1, 2 nulinė stadija. Tai tada jisai pagydomumas praktiškai siekia 100%. Tai nėra tas vėžys, kuris išguldo ir šiai dienai yra labai daug gydymo metodų, tiek medikamentinių, tiek chirurginių, ir jie visi taikomi. Dar vienas mitas, kad nedarysiu mamogramos, nes jinai yra kenksminga ir tai yra skausminga. Tai tikrai yra mitas. Taip, jinai nėra nekalta, truputėlį apie ją papasakosiu, koks tai per tyrimas yra. Bet apie skausmingumą irgi, tai yra galbūt krūtis suspaudžiama tarp 2 plokštelių ir tai yra šioks toks diskomfortas, bet jeigu atliekama tinkamai ir šiai dienai turime daug geros įrangos, tai iš tiesų tai nėra skausmingas tyrimas. Turbūt kraujo paėmimas iš venos būtų žmogui nemalonesnis ir tai yra intervencinis tyrimas, mamograma toks nėra. Ir dar vienas mitas, kad kartais moterys irgi sako, pasidariau vieną tyrimą ir tikrai reiškia, kad jeigu ten viskas gerai, kad tikrai viskas gerai. Ne visada tai būna ir truputėlį irgi papasakosiu, kodėl taip yra. Dar vienas mitas, kuris iš tikrųjų daugelio jau paneigtas yra, kad jeigu susirgsiu krūties vėžiu, tai neteksiu krūties. Tai tikrai irgi nėra tiesa, kartais tai būtina, bet vėlgi, netgi jeigu tai būtina, tai krūtį galima rekonstruoti. Yra chirurginės galimybės tą padaryti implantų, savais audiniais ir tuomet rekonstruoti kitą krūtį, simetrizuoti, tai vadinama simetrizacijos operacija, kad moteris atrodytų savo graži ir po gydymo. Kaip jau minėjau, dažniausias krūties vėžys yra iš visų moterų vėžių, kuriais jos serga. Tai praktiškai dabar jau čia yra 20 metų, dabar siekia apie 3 milijonus visam pasauliu naujai nustatomų krūties vėžių. Gal žinot, kiek Lietuvoje mes nustatom krūties vėžio per metus? Kažkas žino? Kažkur taip. Apie 1600–1700 per metus moterų sužino, kad jos serga krūties vėžiu. Ir turim apie 20 000, kurios gydosi arba yra tam aktyviam stebėjime. Žodžiu, iš tiesų yra dideli skaičiai, net Lietuvoje, kai mes turim apie 2,5 milijono gyventojų. Kiek miršta nuo krūties vėžio Lietuvoje, gal žinot? Per metus apie 500 moterų miršta. Bet tai nereiškia, kad tos, kurios susirgo, tai iš jų mirė. Tai reiškia, kad tiesiog jos turėjo tą diagnozę ir aišku, tikslas mūsų, kad tas mirtingumas mažėtų. Kaip minėjau, tai yra vienintelis būdas tą padaryti, nustatyti ligą anksti, kol mes galime tą gydymą padaryti tokį, kad išgyvenamumas siektų 100%. Čia jūsų įdomumų yra žemėlapiai. Neturiu tik tai rodiklytės, nežinau, ar čia veikia jinai, man turbūt neveikia ant ekrano. Tai viršutiniam žemėlapį yra vyrų sergamumas vėžiu, apatiniame yra moterų. Tai žalia spalva pažymėta, kuo labiausiai serga vyrai pasaulyje. Tai yra prostatos vėžys žalia, mėlyna yra plaučių vėžys. Tai yra dažniausiai rūkymo sukeltas vėžys. Ir moterų, jeigu pasižiūrėsim, tai yra graži rožinė spalva, kuri rodo krūties vėžį. Tai praktiškai įvairiausiose šalyse mes turim didžiausią sergamumą krūties vėžių. Oranžinė spalva yra gimdos kaklelis. Tai vėlgi tos šalis, kurios nevykdo prevencinės programos, nes žino turbūt, kad gimdos kaklelio vėžys apskritai gali būti pašalintas iš žmonijos kaip vėžys, dėl to, kad onkocitologinis tepinėlis parodo ne tik vėžį, bet parodo iki vėžinius pakitimus. Ir jeigu tą sistemingai darant, tai tu tiesiog užbėgi vėžių už akių. Tai yra dar tobulesnė programa patikros nei krūties, nes krūties vėžio atveju mes tiesiog randam patį jų vėžį. Tokių kaip iki vėžinių susirgymų nėra labai daug, yra tiesiog pokyčiai, kuriuos mes stebim. Na, dar kam įdomu, tai mėlyna, čia yra kepenų vėžys. Tai greičiausiai dėl to, kad vartoja žalią mėsą ir serga kepenų vėžių. Tokia išskirtinė Mongolijos lokacija.
Kas įdomu šituose stulpeliuose, nors statistika gal nėra tai įdomioji dalis, apie ką visada kalbam, tai mėlyna yra sergamumas, raudona yra mirtingumas. Tai skirtingose šalyse, kaip matot, skirtingose geografinėse pozicijose, kuo didesnis tas sergamumas ir mažesnis mirtingumas, tuo šalis yra aukščiau. Lietuva nėra pačioj, tai yra rytinės Europos dalis, ar ne, nesam labai aukštai, yra dar kur pasistengti, nes tai rodo, kiek iš tų moterų, kurioms nustatyta, kaip sekasi joms išgyventi. Taip, dabar ką mes galime padaryti, kad nesusirgtume krūties vėžiu. Tai yra iš tiesų bendros rekomendacijos, tai riboti alkoholį, nerūkyti, būti fiziškai aktyviems ir sveikai maitintis. Kodėl tai yra svarbu ir apie tai turbūt visi visur kalba, todėl kad tą mes darome kiekvieną dieną. Netgi jeigu jūs vartojat kažkokį medikamentą, ar papildą, pavyzdžiui, ar ne, jūs įvartoja tam tikrą laiką, savaitę, 2, mėnesį, ar ne. Jeigu jūs sveikai maitinatės ir fiziškai judat kiekvieną dieną, diena iš dienos, tai aišku daro labai teigiamą įtaką ir jau yra įrodyta, kad, tarkim, mūsų imuniniai sistemai, limfocitams suaktyvinti ir visiems tiem killeriams, kurie užmuša užsimezgusias vėžines ląsteles, tai fizinis aktyvumas yra vienas iš pagrindinių dalykų. Tai ir ypatingai tas, kuris greitai padidina, išmeta jūsų ląsteles, kurios keliauja į kraujo apytaką, tai tokie kardio greiti pratimai, bet vėlgi, kurie nesitęsia ilgai. Nes, pavyzdžiui, irgi yra įrodyta, kad, tarkim, ilgas fizinis krūvis, tarkim, maratono bėgimas, jisai neturi to efekto, tarkim, vėžio prasme. Tai žymiai geriau trumpos treniruotės ar intervalinės treniruotės, kurios labai teigiamai veikia mūsų imuninę sistemą. Lygiai taip pat, kaip irgi kalba kartais apie maudymąsi šaltam vandenį, kad jis irgi labai suaktyvina mūsų sistemą ir tokiu būdu padeda mums kovoti su vėžiniam ląstelėm. Ir yra rizikos veiksniai, kurių mes nelabai galime įtakoti. Tai yra genetika, tai ką mes atsinešam. Ką čia noriu paminėti svarbaus, kartais irgi moteris, kai klausiu aš jų tyrimo metu, ar sirgo kas nors jūsų šeimoje krūties vėžiu. Jie sako, ne, mama nesirgo. Lygiai taip pat svarbi ir tėčio šeima, nes 50-50 jūs paveldit pusę genų iš tėčio šeimos. Tai jeigu sirgo, tarkim, tėčio mama, tėčio sesuo, tai irgi lygiai taip pat svarbu kaip iš mamos pusės. Tai yra genetika, amžius, su amžium dėja, bet sergamumas visais vėžiais didėja, auga, kuo mes tampam vyresni. Dar vienas rizikos veiksnys, kurio nelabai galim įtakoti, tai yra tanki krūtis. Truputį irgi vėliau paaiškinsiu, kas tai yra. Alkoholis. Yra tiesiogiai įrodyta, kad gausus alkoholio vartojimas skatina krūties vėžio vystymąsi. Iš vienos pusės slopina mūsų imuninės sistemos galimybės reaguoti, ir įvairūs metabolitai taip pat prisideda prie krūties vėžio vystymosi. Viršsvoris galim įtakoti, čia susiję su fizinio aktyvumo stoka ir riebaluose, gausiuose riebaluose gaminasi estrogenas, kuris gali turėti įtakos būtent su hormonai susijusio vėžio vystymuisi. Todėl mūsų tinkamas svoris, aišku, tai susiję ir su fiziniu aktyvumu, tai yra vėlgi riziką mažinantis veiksnys. Hormonai, kai kurių mes tikrai negalim įtakoti, bet išoriškai vartojamus tikrai galim. Tai vėlgi didina riziką visi vartojami išoriškai hormonai, bet vėlgi to nereiktų suprasti labai tiesiogiai ir vienareikšmiai. Kartais būtina vartoti kontraceptinės tabletės, būtina vartoti kažkokius kitokius hormonus, ką skiria ginekologas. Dėl, pavyzdžiui, endometriozės, kiaušidžių cistų ar kraujavimo ir kitokių būklių. Ką mes sakom, onkologai, radiologai, kad prieš tai būtina pasitikrinti krūtis. Prieš tai, kai jums skiria kažkokį tai preparatą, tiesiog žinoti, kad
turim pasižiūrėti krūtis, nes krūtis, ką mes matom krūtise, yra iš tiesų mūsų kiaušidžių veiklos atspindys, jeigu galima tai pasakyti. Jos reguliuoja. Mes žinom, kad keičiasi brendimo metu, priklausomai nuo mūsų hormonų veiklos, keičiasi nėštumo metu, maitinimo metu, ar ne, ir mūsų viso amžėjimo metu. Tai vėlgi krūtis pačios savaime nieko nereguliuoja savęs, tą daro kiaušidės. Ir jeigu mes įdedam kažkokį hormoną iš išorės, tai tokiu atveju krūtis irgi į jį reaguoja. Ir pavyzdžiui, pakaitinė hormonų terapija, kuomet skiriama menopauzės laikotarpį, irgi turi būti atliekama labai atsakingai. Ir rekomendacija yra per 2 metus ją pradėti ir pabaigti. Tačiau tikrai turi moterų, kurios vartoja ir 10 metų ir daugiau, tiesiog priežiūroje, atliekant diagnostinius tyrimus ir vertinant, ar keičiasi krūties audinio struktūra ir kaip pati moteris reaguoja į tuos hormonus. Ką vėl norėjau paminėti, tai yra tokie rizikos modeliai, galima internete susirasti tas skaičiuoklis ir įsivertinti savo riziką. Iš tiesų, tai yra nemokamos programėlės. Duomenys, kurių reikia tai rizikai įvertinti, yra labai panašus visose skaičiuoklėse. Tai yra moters amžius, kaip minėjau, su amžiumi didėja rizika tada, kada prasidėjo mėnesinės ir kada baigėsi. Tai yra mėnesinių ciklas, kuo jis ilgesnis, tuo rizika didesnė. Kodėl taip yra? Todėl, kad krūtys keičiasi, jos keičiasi kiekvieną mėnesį, ar ne? Ir pati moteris pastebi, kad po mėnesinių vienokios, prieš mėnesinės kitokios, keičiasi amžiaus laikotarpiais, tai yra turbūt labiausiai besikeičiantis organas viso mūsų gyvenimo metu ir galbūt dėl to tas krūties vėžys ir yra dažniausia liga, nes to virsmo, tų supynių hormoninių poveikyje keičiasi audiniai ir susidėjus visiems nepalankiems veiksniams atsiranda liga. Kas dar aktualu? Vaiko gimimas, aišku, šeimos anamnezė, ar yra krūties vėžys šeimoje, jeigu buvę krūties biopsijos, kas ten buvo nustatyta, na ir dar rasė etniškumas. Visa tai įsivertinama skaičiuokliai ir duodamas atsakymas, ar jūsų rizika yra maža, vidutinė, didelė ar labai didelė. Ir atitinkamai tada siūlomi kažkokie tai diagnostiniai tyrimai arba jų algoritmai, kaip dažnai tikrintis, kokius tyrimus daryti. Dabar kuo skiriasi paveldimas vėžys ir šeiminis krūties vėžys, tai to, kaip jau minėjau, paveldimo nėra daug, iki 10–15%. Tai reiškia, kad jūs turėsit krūties arba kiaušidžių vėžio atvejai kiekvienoj kartoj. Tai pavyzdžiui, sirgo močiutė, mama ir vėliau dukra arba sūnus krūties vėžių. Vyrai irgi serga krūties vėžių. Lietuvoje apie 16 atvejų per metus turim kasmet vyrų krūties vėžio atvejų. Šeiminis vėžys, tai reiškia, kad nebūtinai tas pats vėžys gali būti, tarkim, ir nebūtinai kiekvienoj kartoj, bet tiesiog jūs šeimoje turi tokius pavienius atvejus, bet krūties vėžių, pavyzdžiui, sirgo močiutė, tada kitoj kartoj niekas nesirgo ir kitoj jau serga pusseserė. Tai bus šeiminis krūties vėžys, bet kuriuo atveju tą informaciją gerai būtų susirinkti, kas gali, aišku, tą susirinkti. Ir kartais jinai nėra visai veiksminga, jeigu, tarkim, labai šeima yra maža. Tarkim, yra po vieną vaiką kiekvienoje kartoj ir tada tiesiog arba anksti mirę kažkurie asmenys ir tada nėra galimybės turėti tos pilnos anamnezės. Geriausiai tai, aišku, padaro gydytojas genetikas. Ir pas gydytoją genetiką, jeigu įtarėt, kad pas jūs šeimoje yra daug vėžio atvejų, nebūtinai krūties kiaušidžių, bet kokio vėžio atveju, tai tada tikrai rekomenduoju visada kreiptis pas gydytoją genetiką. Su šeimos gydytojo siuntimu, jo konsultacija yra nemokama ir tada genetikas surenka visą tą medį, visą informaciją ir nusprendžia, ar jums tikslingi tyrimai dėl BRCA mutacijų. Tai tos mutacijos, tas BRCA genas yra pas mus kiekvieno, tačiau jeigu jis pakitęs arba, kitaip tariant, mutavęs, tai tada pasileidžia mechanizmas, kuris leidžia labai greitai ir anksti jaunam amžiui išsivystyti krūties ar kiaušidžių vėžių, taip pat kasos, melanomai, žodžiu, įvairiausiams vėžiams. Ir lygiai taip pat yra
kitokių mutacijų, kurios jeigu paveldimos, jeigu jos pasireiškia žmogui, tai tada apskritai turim labai daug vėžio atvejų. Gali būti, kad tas pats žmogus serga ir melanoma, ir kasos vėžių, ir krūties vėžių. Ir kaip žinoti, kad galėtume tam užbėgti už akių, tai kada kreiptis pas genetiką ir kada atlikti tuos tyrimus, tai jeigu turėję bet kokius vėžio atvejus iki 50 metų, žodžiu, jaunam amžiui, pas jūs irgi šeimoje, krūties vėžys iki 50 metų laikoma, na, aišku, ta riba labai sąlyginė, ten 51 ar 48 nėra didelio skirtumo, tačiau vis tiek ligonių kasos turėjo apibriežti kažkokį skaičiuką, tai yra įrašyta 50. Toliau, jeigu yra toks trejopai neigiamas krūties vėžys šeimoje, medulinis vėžys, jeigu iškart abiejose krūtyse, jeigu vyrui krūties vėžys šeimoje, tai tikėtina, kad toj šeimoje yra būtent mutavęs genas. Jeigu tam pačiam asmeniu, kaip minėjau, yra keli vėžio atvejai, arba jeigu krūties vėžys yra 2 ir daugiau šeimos narių. Ir iš tiesų gerai, kad įžymybės irgi padeda šitam budrumo didinimo kely, jeigu galėčiau tai pasakyti, nes žmonės labiau atkreipia dėmesį, kai kažkas iš žinomų veidų praneša, kad jie turi, pavyzdžiui, šiuo atveju Angelina Jolie yra tikrai vadinama Barca geno ambasadorė. Jinai turi tą geną ir jinai atliko abipusę mastektomiją. Ką tai reiškia? Tai tiesiog pašalinamas liaukinis audinys, iš kurio vystosi vėžys, paliekama oda, spenelis ir krūtis yra rekonstruojama. Tokios operacijos siūlomos jau nuo 30 kelių metų, kad tiesiog tas vėžys neturėtų galimybės išsivystyti. Nes paveldėjus mutaciją, paveldima tikimybė susirgti krūties vėžiu, bet jinai yra labai didelė, iki 70%. Nėra taip, kad tu paveldi tą vėžį, tu paveldi tikimybę. Galbūt sėkmingai susiklošius veiksniams jis nepasireikš, bet labai dažnu atveju dėja pasireiškia. Ir pačiu netinkamiausių momentų, kaip, pavyzdžiui, moteris laukiasi arba kai imunitetas šiek tiek paslopintas dėl to, kad turi toleruoti vaisių savo kūne ir dėl to, aišku, būna labai skausmingos tokios patirtis. Ir tada, kuo skiriasi priežiūra tokių moterų, jeigu žinoma, kad yra mutacija, tai yra rekomenduojama atlikti netgi krūtų magnetinį rezonansą. Ne mums įprasta girdima tą echoskopiją, mamografiją, bet magnetą kas metai. Toliau siūloma pašalinti krūtis, kai tai yra moteriai patogu, galbūt ir kai jinai galbūt jau pagimdžiusi kūdikį, pamaitinusi, ne, ir vėliau atlikti profilaktinį kiaušidžių pašalinimą, todėl kad su Barca geno mutacija ir lygiai taip pat vystosi ir kiaušidžių vėžys. Dabar kitas dalykas, apie ką norėjau irgi pakalbėti, gal daugiau iš savo kaip diagnosto pusės, kad ne visos krūtys yra vienodos ir kodėl vienai moteriai mes skiriam mamografiją, kitai echoskopiją, kitai reikia ir vieno, ir antro, ir dar trečio tyrimo ir vis tiek lieka kažkokių neaiškių klausimų. Tai vienas dalykas, kad keičiasi krūtys su amžium ir pradžioj pas mus yra daugiau liaukinio audinio, tas, kuris gamina pieną reikiamų momentų. O po truputėlį tą audinį su amžium turėtų keisti riebalinis audinys ir va tada jau nuo kokių 40-50 čia mes galim daryti mamografiją, kadangi jinai yra tikslesnė esant riebaliniam audiniui ir geriau matome įvairius pokyčius. Priedo tas riebalinis audinys yra nejautrus rentgeno spinduliam, nes žinom, kad mamografija yra tyrimas su rentgeno spinduliai. Tai keičiasi su amžiumi, keičiasi kiekvieno ciklo metu. Tuo pagrindu irgi siūlomi tyrimai po mėnesinių, ne prieš mėnesinės, nes krūtys mažiau jautrios ir mes geriau matom pokyčius. Kaip jau minėjau, naudojant hormonus, krūtis gali pasikeisti ir tai atsispindi mūsų diagnostikos vaizde. Taip pat gali būti krūtis su implantais. Vėlgi, ar galima daryti visus tyrimus su implantais? Taip galima, netgi mamografija, kai krūtis suspaudžiama. Tik tai reikia žinoti, ar nebuvę traumos, ar neįtariam implanto plyšimo. Ir jeigu galim, tą implantą technologas atlikdamas tyrimą atstumia ir padaro tos likusios liaukutės dalies nuotrauką. Tai irgi saugus tyrimas, saugi procedūra.
Po rekonstrukcinių operacijų, taip, jeigu rekonstruojam, pavyzdžiui, audinių iš pilvo arba chirurgas iš nugaros pasuka, reiškia, audinius ir atstato krūtį, suformuoja, spenelis paprastai irgi yra suformuojamas iš žmogaus audinių arba ištatuiruojamas ir iš tiesų tie kosmetiniai rezultatai labai gražus, vis tiek atliekam tos krūties tyrimus, nes, pavyzdžiui, po vėžio liga gali atsinaujinti ir tuose audiniuose. Žodžiu, būna ir tokių atvejų. Ką mes galim pačios padaryti, tai yra krūtų savityra. Yra atnešti muliažai, galite irgi pabandyti pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Iš tiesų, savityra nėra mano mėgiama tema, nes visada sakau, kad kai jau jūs kažką čiuopėt, tai jau nėra gerai. Geriausia ateiti profilaktiškai, kol jūs nieko nečiuopėt. Tai tada efektas bus visada geresnis. Ir kartais būna irgi skauda girdėti ir moters nusivylimą, kai jinai sako, aš lankiausi, tarkim, 10 metų, bet vaikščiau ir man vis tiek vėžys. Tai tikrai lankomės ne dėl to, kad to vėžio nebūtų, o kad nebūtų darom tai, kas didina riziką, ar ne, o kartais jos negalim išvengti. Tikrai turim pacienčių, kurios visiškai yra sveikos, veda sveiką gyvenimo būdą ir sportuoja ir maitinasi sveikai, bet vis tiek tas vėžys atsiranda. Tai mūsų imunitetas kartais jo tiesiog net pažįsta, nes vėžys turi be galo daug galimybių pasikeisti, pats mutuoti ir prisitaikyti ir mus apgauna tiek diagnostikos prasme, tiek mūsų imuninė sistema. Tai ta savityra, jinai gal tiesiog ne diagnozijai nustatyti, bet budrumui. Tiesiog įpratus kas mėnesį pasižiūrėti į veidrodį, apsičiupinėti krūtis, tai tiesiog leidžia jums pastebėti odos pokyčius, spenelio pokyčius, galbūt asimetriją kažkokią, tai galbūt kažkokį jausmą kitokį krūtį, spenelio išskyras, žodžiu, tokius menkus net pakitimus, kurie, tiesiog atkreipti dėmesį, nes tikrai patikėkit, būna atveju, kad, moteris tiesiog sako, aš net nemačiau, kad tai vyksta, o įsitraukia spenelis. Tu tiesiog neatkreipi dėmesio. Didžiausia bėda yra, kad vėžys yra neskausmingas. Jeigu jis skaudėtų kaip dantis, kai jisai suserga, tai mes tikrai turėtumėm žymiai aukštesnę tą diagnostikos kreivę ir mažesnę mirtingumo kreivę, bet dėja taip nėra. Bet vėlgi reikia neapsigauti, kai sako, jeigu neskauda, tai čia tikrai, jeigu skauda, tai čia tikrai ne vėžys. Tai irgi taip nėra, nes gali būti 2 ligos kartu, 3 ligos kartu ir tas to, ko mes nenorim surasti, gali būti pasislėpę šalia gerybinių pokyčių. Kaip tą atskirti, tai dažniausiai diagnostiniais tyrimais. Vien apčiuopos tikrai neužtenka. Ir jeigu ginekologas tik apčiuopia krūtis, tai tikrai prašykit kito tyrimo, dar plius echoskopijos bent jau, ar vyresniam amžiui mamografijos. Ir tikrai yra pasaulyje nemažai akcijų. Viena iš tokių žinomiausių buvo Žinok savo citrinas, kur kiekvienos citrinos kažkoks tai gedimo variantas prilyginamas krūties vėžio simptomui. Tai ir duobutė, ir neligumas, ir ta vadinama apelsino žievelė. Tai iš tikrųjų požymių gali būti pačių įvairiausių. Bet kas svarbu, tai gali nebūti jokių požymių. Ir tada, aišku, mums padeda tik tai diagnostiniai tyrimai. Tai yra dydžio formos pasikeitimas, odos pasikeitimas, patinimas, pabrinkimas, spenelio pokyčiai, limfmazgiai padidėja pažastai. Ir kaip minėjau, gali nebūti jokių simptomų. Dabar kokie tyrimai pas mus yra galimi? Tai yra klinikinis ištyrimas, tai tiesiog klinicistas apžiūri, apčiupinėja, jūsų išklausia ir tada siunčia tyrimams. Mamografija, tai yra rentgeninis tyrimas, kuomet padaroma krūties nuotrauka. Jos variantas yra tokia tomosintezė, nežinau, ar kas nors esat girdėję, tai yra kaip mamografija, tik truputį geriau, 3D mamografija dar vadinama. Ultragarsinis tyrimas atliekamas ir paaugliams, vaikams, nėščiom moterims, visiškai nekenksmingas, dažniausiai guli moteris ant kušetės ir yra atliekamas tyrimas apie 15 minučių su ultragarsiniu aparatu. Automatizuotas ultragarsinis tyrimas, ABUS. Tai šį aparatą mes turim
3 Lietuvoj, vienas Vilniuje Fidėjoj, Klaipėdoje yra Klaipėdos universitetiniai ligoniniai ir Kaune dar vienas yra. Tai kuo jis pranašesnis, iš tiesų panašus, tiesiog yra tobulesnis, raiška geresnė ir didesnis daviklis. Magnetinis rezonansas, kurį jau minėjau, irgi visai nekenksmingas tyrimas. Vienintelis nemalonumas, kad į veną suleidžiamas kontrastas tyrimo metu ir mes žiūrim, kaip tas kontrastas pasiskirsto krūtyje, nes vėžys prisiaugina kraujagyslių ir tada jisai užkaupia tą kontrastą ir tokiu būdu mes jį pamatom. Tai šiaip pats jautriausias tyrimas. Jeigu moteris turi BRCA mutaciją, būtent jai siūlomas tas tyrimas iš karto, net nedarant kitų tyrimų, tam, kad nustatytume net menkiausius pokyčius. Na ir ateina į rinką kontrastinė mamografija, tai kaip mamogramos toks irgi variantas, jinai yra kol kas tik pas mus Nacionaliniam vėžio institute, irgi labai vertingas tyrimas, bet nemalonumas irgi, kad jis yra intervencinis, suleidžiamas kontrastas ir tada atliekama nuotrauka. Kam reikia to kontrasto, kartais tiesiog nesimato tų pokyčių atlikus nuotrauką. Nežinau, ar jums čia nešviečia saulutė rudeninė, kiek jūs čia matote, ar matosi kažkiek tai, ar ne? Tai va čia yra mamogramos atlikimo pavyzdys, gal daug kas esate darę, krūtis tiesiog suspaudžiama tarp 2 plokštelių. Tas suspaudimas nėra toks, kaip įvairiausiose memuose būna, kad po to kažkokios pasekmės to suspaudimo, tikrai tas suspaudimas nėra pavojingas. Ir visada reikia pasakyti technologui, kad aš jau jaučiu kažkokį diskomfortą. Reikia suspausti tam, kad būtų mažesnė apšvitos dozė. Tada, kuo mažesnį mes audinį tyriam, tada rentgeno spindulių gauna mažiau, yra saugesnis tyrimas ir mes geriau matom vaizdą, geriau matom pokyčius. Tai va dėl to reikalingas tas suspaudimas. Ir aišku, dar kartais juokaujam, kad nepabėgtų moteris, tai žodžiu, dėl to mes čia suspaudžiam. Bet tikrai taip nėra, jeigu moteris atsisako tyrimo, tai tikrai niekas neverčia jo daryti. Na ir atliekamos 4 nuotraukos, kiekvienai krūčiai po 2. Ir informatyviausia yra būtent, kai yra vyresnio amžiaus moteris, kai vyrauja riebalinis audinys. Bet čia yra pavyzdys, ką mes matom, kokios yra tos mamogramos. Tai va tas viskas, kas juoda, yra riebalinis audinys. Kaip mes sakom, radiologijoje yra viskas tik tai juodai balta, yra tik ir pilka, ir pilkiau, ir balčiau, žodžiu, 50 tų pilkų atspalvių. Ir tie balti taškiukai yra liaukinis audinys, tas, kuris gamina pieną. Ir vėžys irgi yra baltas. Tai jeigu yra daug balto, tai mes to balto vėžio baltam fone tikrai nematom. Ir netgi, kaip pradžioj minėjau mitus, jeigu tu pasidarei mamografiją, nebūtinai reiškia, kad ir nieko ten nematom. Tai galbūt tas vėžys tiesiog slepiasi tos baltos liaukos fone. Čia yra tiesiog palyginimui, kas yra viduj ten toj krūty ir ką mes matom, ar ne, tai yra liaukinės skiltelės ir latakėliais į jų išskiriamas sekretas keliauja į spenelį. Krūtis yra liauka, kaip pavyzdžiui, seilių liauka, ar ne, jinai visą laiką gamina kažką, gamina sekretą, kai maitina moteris, tas sekretas virsta pienu ir visi tie apykaitos produktai kartais kaupiasi kaip skystis, susidaro cistos ir tai yra daug gerybinių būklių krūty tuo paremtos, o normoje to skysčio pasigamina tiek, kad jis atgal reabsorbuojamas ir tuomet moteris net nejaučia, kad kažkas tai vyksta krūtyje, kai jinai nemaitina. Kaip atrodo krūties vėžys, tai gali atrodyti kaip kažkoks, tai kaip minėjau, baltas daiktas, nes jisai tiesiog daugiau sugeria rentgeno spindulių ir tokiu būdu mes jį pamatom. Ir čia matot juodam fone, jis labai gerai matosi. Jeigu krūtyje yra baltas fonas, daug liaukos, tai tada mes jį matom blogiau. Dėl ko dabar mamografija yra tokia stebuklinga ir naudojama prevenciniai patikrai, tai dėl tų mažų grūdelių, kurie vadinasi kalcinatai. tą irgi noriu paminėti, nes kartais moteris pamato tokį žodį atsakymą ir sako, kas tai yra, kad pasme kalcis kažkoks matomas. Tai tas kalcis yra arba žuvę ląstelės arba tų ląstelių apykaitos produktai. Ir mes žinom, kad kai vystosi vėžys, jisai veikia nenormaliai, jisai yra jau pakitęs. Ir jo metabolizmo, jo įvairiausių ten tų veiklų produktai būtent sudaro tuos mikrokalcinatus.
Tų kalcinatų dažnai būna prie gerybinių būklių, pavyzdžiui, kai buvo uždegimas maitinimo metu, buvo trauma kažkokia, tai tikrai didelė dalis to kalcio grūdelių būna dėl gerybinių būklių. Bet kažkur apie 20% būna dėl ankstyvo krūties vėžio vystymosi. Ir tų kalcio grūdelių jūs niekaip neapčiuopsit, niekaip nepamatysit kitaip, nei tik tai mamogramo. Jų nesimato echoskopijoje, jų nesimato magnete. Tai va dėl to mamografinė programa ir paremta tuo, kad padaryti mamogramą anksti, kol dar matosi tie kalcio grūdeliai, kurie tik po 2 kokių metų ar po metų virs gumbu, kurį jau moteris užčiuops. Dėl to profilaktinis tikrinimasis yra žymiai geriau, nei kad jau užčiuoptas daiktas. Bet žinoma, net ir užčiuopus kažkokį tai darinuką, ne visada išeitis yra bloga, kartais tai yra pirma stadija ir vėlgi pagijimas gali būti ir 100%. Tomosintezė, jeigu girdėsit tokį žodį, tai yra tas pats atliekama kaip mamograma, lygiai taip pat, tik tai tiek, kad gaunam 3D. Gaunam 50 mamogramų su panašia apšvita, tokia technologija ir tiesiog galim geriau pamatyti audinius. Bet čia, tarkim, matosi daug to balto, ar ne audinio, čia yra tanki liauka. Ir tikrai nesimato vėžio, o tomosintezės mato tokia tarsi žvaigždė, ar ne, išryškėja, tai taip gali irgi atrodyti vėžys, nebūtinai kaip daiktas, o kaip kažkokia tai audinio deformacija, nes vėžys auga nenormaliai, ne taip kaip normalus audinys ir mes jį atskiriam pagal įvairius požymius. Tai gali būti tie kalcio grūdeliai, gali būti daiktas kažkoks tai, arba tai gali būti audinio deformacija. Ir va tomosintezėje kartais pamatom tai, ko nematom normalioje mamogramą. Praktiškai visos dabar jau turi, jo ir didžiosios poliklinikos turi ir tomosintezę, kai kurios šalys siūlo pakeisti mamografiją į tomosintezę, daryti iš karto tomosintezę. Bet šiek tiek apšvita didesnė negu mamografija ir tada kai kurios irgi, tarkim, norvegai daro tik vieną nuotrauką vietoj 2. Nu, žodžiu, įvairiausių yra galimybių tą padaryti. Lietuvoje kol kas yra, kadangi jų nėra tiek daug, kiek mamografų, tų tomosintezės aparatų, tai kol kas apsistota ties paprasta mamografija ir jeigu jau reikia papildomai, tada atliekama. Galėtų, jeigu žino, jinai gali paklausti gydytojo apskritai, jeigu yra tyrimas su rentgeno spinduliais, būtinai turi būti siuntimas. Tu negali ateiti ir sakyti, aš noriu, tave turi nusiųsti. Dažniausiai tai yra gali šeimos gydytojas, ginekologas ir jeigu moteris žino tokią galimybę, taip, tikrai taip, bet kartais to nereikia. Nes vėlgi geriausia, kaip tą pasako radiologas, pagal jos, pavyzdžiui, ankstesnį tyrimą. Taip daroma daugelį užsienio praktikų, kuomet anksčiau yra darytas tyrimas, žinom, kad krūtis tanki, buvę kažkokių pokyčių, tai iš karto daroma tomosintezė, kad veltui nešvitint be reikalo, nedaryt mamogramos, kuri mažai informatyvi. Ultragarsinis tyrimas tikrai daugam yra darytas, ten ar kepenų, ar ginekologinis, tai lygiai taip pat krūtų atliekamas su davikliu ir yra visiškai nekenksmingas. Abusas, kuo skiriasi, tai, kaip matot, yra tiesiog didesnis tas daviklis. Jeigu paprastas davikliukas yra pas mus 5 cm, tai abus yra 15. Apimama visa krūtis ir nelieka tikimybės, ypač jeigu didelė krūtis, kad mes žiūrėdami kažkokį tai gabaliuką praleisim. Tai tikrai jo tuo yra didelis pranašumas. Indikacijos visiškai tos pačios, kaip ir paprastam ultragarsiniam tyrimui. Na ir magnetinis rezonansas tikrai pats tobuliausias. Ir kaip sakoma, jeigu patikra, tas skryningas, ar ne, kai tikrinam, kas yra patikra, kai tikrinam sveikus žmonės, kurie net neįtaria, kad gali sirgti, tai jeigu tas skryningas būtų visiškai nesusijęs su finansais ir ekonomika, tai imtumėm šitą tyrimą. Nes būtent juo nustatom daugiausiai pakitimų, jis yra pats jautriausias. Moteris guli ant pilvo, krūtys įdedamos į tokias rytes ir apie 20 minučių, 15 vyksta skenavimas ir, kaip minėjau, kontrastą turim suleisti į veną. Apie 10 ml, jis yra irgi nekenksmingas, pasišalina vėliau per inkstus. Ir čia kaip pavyzdys, ar ne, mamogramos, tankios, daug liaukos ir kaip ir nieko ypatingo nesimato, o magnetiniam rezonanse, nežinau ar matot, aš tai čia nelabai matau, kas čia šitoj krūty,
toksai blynas baltas matosi. Tai čia yra krūties vėžys, jau tikrai nemenkas. Ir tarkim, tokiai moteriai nepasiseks padarius tik mamam, jai reikia plus kažkokį tai tyrimą padaryti, ultragarsą arba magnetinį. Na ir kaip žinote, reikia to tyrimo, turi parekomenduoti radiologas, kuris aprašė jūsų tyrimą. Krūties biopsija tai yra audinio paėmimas iš tos vietos, kur mes kažką įtariam. Tai jisai gali būti atliekamas metodais. Porą žodžių dar apie tą krūties tankį, kuris, jeigu krūtis labai tanki, kaip tą žinoti, dažniausiai pasako po jūsų krūtų ištyrimo jūsų gydytojas, koks ten audinys vyrauja. Normaliai jaunai moteriai yra tanki krūtis, su amžium, kaip ir žiemą numeta lapus, ar ne, medžiai, taip krūtis sumažina tų liaukinių salelių kiekį ir tada tiesiog vyrauja riebalinis audinys, o ne liaukinis. Ir pagal tai ir krūties tankio tipai. Nuo riebalinio, kur tas juodas vyrauja, iki visiškai tankios liaukos. Ir yra 4 tankio tipai, čia yra nuotraukos, ne, 4 skirtingų moterų. Ir čia, jeigu aš jums parodysiu ar ne, jūs turbūt net būdami ne radiologai, nežinau, ar mato tą baltą tašką juodoje krūtyje ar ne, tai yra vėžys, labai mažiukas. Jo dydis yra čia, aš nežinau, gal 6 mm, bet net jūs jį matot, ar ne? O dabar va tokioj krūtyje, ar jūs matot kažką? Ir mes nelabai matom. Tai vat iš tiesų vėžys yra, nežinau, šitoj vietoj. Patyręs radiologas gali jį pamatyti, bet nepatyręs gali ir praleisti. Ir va dėl to moteriai su tokia krūtim visada siūloma dar pridėti papildomą tyrimą, tai ultragarsinį. Kodėl neužtenka tik ultragarsinio? Todėl, kad jeigu būtų tų kalcio grūdelių, tai mes jų ultragarsų nematytumėm. Ir reikia kombinacijos tų abiejų tyrimų. Deja, nėra vieno tokio tobulo, nebent magnetinis rezonansas, kuris parodo viską. Tai čia tiesiog, kad įsivaizduotumėt, kodėl kartais praleidžiam arba kodėl kartais uždelsiam su diagnoze. Na, čia irgi pavyzdys, labai tankios liaukos tikrai. O jeigu yra mažas židinukas, kuris lengvai pastebimas, tai čia mato tokią įvedamas žymekliuką, nes ir chirurgas nemato kartais tokio mažo darinuko, jis jo kitaip nepašalina, nei kaip mes jį pažymim ir tada chirurgas jį išpjauna. Tai ir tokiu būdu ir krūtis išsaugoma, ir pašalinamas vėžys. Tai kuo mes mažesnį nustatom, tuo aišku yra geriau. Kada pradėti tikrinti, siūloma nuo 20-25 pradėti nuo ultragarso, nes aišku vėžys labai retas tame amžiuje ir tai yra tiksliausias tyrimas. Kartais, jeigu radiologas mato, kad ten yra kažkokių pokyčių, tai siūlom pridėti magnetą jaunai moteriai, bet dažnai ne mamografiją. Profilaktinė patikra dabar yra nuo 45 iki 74 ir moteris turėtų gauti kvietimą arba šeimos gydytojo siuntimą kol kas dar šitam tyrimui. Ką mes Taip. Ne, su šeimos gydytojo siuntimu ar ginekologo visi tyrimai yra nemokami, jeigu jūs esate drausta. Jeigu yra privatus draudimas, tai tada iš to draudimo priklausomai koks draudimas. Nes ten irgi, kiek žinau, būna jie skirtingi. Jeigu be siuntimo, tai galit pasidaryti magnetą ir ultragarsą. Lietuvoje pagal įstatymus jūs negalit pasidaryti jokių rentgeninių tyrimų be siuntimo. Tai kaip minėjau, mamogramos, kompiuterinės tomografijos ar ten PET tyrimo. O kitus, kurie be apšvitos, jūs galit, bet jie bus mokami tada. Dabar, kaip parinkti tyrimus, tai jau šiek tiek kalbėjom. Jeigu jaunas amžius, tai ultragarsiniai visi tyrimai, ar tai abusas ar ultragarsas. Tada vėlgi prieš pradedant vartoti kažkokį hormoną, visada patariu irgi moteriai, kartais ginekologai patys nusiunčia, bet kartais užsimiršta tiesiog. Tai tiesiog pasidaryti tyrimą, todėl kad naudojant hormoną po to tampa neaišku, ar atsirado dėl hormonų vartojimo kažkoks darinys, ar jisai buvo ir po to sprendžiama, ar keisti, pavyzdžiui, tą kontraceptiką, ar spiralę ir tada bereikalingi klausimai. Tai geriau padaryti ištyrimą prieš vartojant ir tada bus aišku, ar tai daro įtaką moteriai.
Po 40 metų jau galima pradėti ir mamografinį tyrimą. Kartais, aišku, darom ir 20-mečiai mamogramą, jeigu tikrai to reikia, bet nuo to niekad nepradedam tirti moters. Ir, pavyzdžiui, nėštumo metu irgi vengiam mamografijos, bet jeigu labai reikia, tai tikrai galim tą daryti 3. nėštumo trimestre uždengus pilvą, nes apšvita yra labai labai menka iš tikrųjų. 45-75 tai yra nemokamas kas 2 metai ir su kvietimu, kaip minėjau. Ir nauja rekomendacija, jeigu tas tankus liaukinis audinys, tai rekomenduojama jau ne programai pačiai moteriai pasidaryti ultragarsinį tyrimą savo poliklinikoje ar kažkur kitur. Tiesiog vien tam, kad nebūtų praleisti pakitimai. Na ir jeigu yra genetiškai paveldimas, tai tada magnetinis rezonansas yra pagrindinis tyrimas, nes jis pats tiksliausias. Ir net nuo 25 metų siūloma tą daryti, todėl kad moteris susirga labai labai anksti. Taip. Ir taip, ką aš daru. Dabar ar jūs vėlgi įsivaizduojat, jeigu mes vykdom, sakom, tą profilaktinę programą, ar ne, kaip jūs įsivaizduojat, jeigu mes patikrinsim 1000 moterų, ne, kurios galvoja, kad yra sveikos, kiek mes vėžio nustatysim? Kiek? 20%, sakote, ne? Dar kas turi kitokių pamastymų? Tai, žinokit, nustatom ne tiek daug. Jeigu iš 1000 patikrinsim, mes nustatysim iki 7 kokių vėžių. Tai vadinasi, ir vis tiek valstybė vykdo tą programą, ar ne? Nes apie 990 moterų mes patikrinam veltui, tam, kad rasti tas iki 10 moterų, kurios iš to turės didžiulę naudą. Ir tą darom kas 2 metus. Bet tai yra visiškai evidence-based, įrodymais pagrįsta medicina, nes rodo, kad tik tai taip, nuosekliai tikrinantis, bet tu negali pasitikrinti vieną kartą ir pamiršti. Tu turi kaip gimdos kakleliui, ar ne, eiti kas 3 metus, krūties kas 2 metus, žarnyno kas irgi atitinkamai, pavyzdžiui, kolonoskopija kas 5 ar 10 metų, priklausomai nuo rekomendacijų, nes kitaip, nesant to nuoseklumo, kažkurio momentu gali ta liga išlysti. Tai mamografijos metu nustatom tiek vėžio, kurios nieko nečiope ir nieko nesitikė, tiesiog jisai auga ir mes jį pamatom. Jeigu mes pridėsim ultragarsą, dėl mano minėtų priežasčių, dėl ko mamogramose nematom, tai mes papildomai nustatysim dar iki 5 vėžių, ar ne, tai jau padidės, tarkim, iki 12. Jeigu mes naudotume magnetą vietoj tų 2, kaip sakiau, jeigu tai nebūtų ekonominis dalykas, tai nustatytumėm 15. Tai yra dar 5, kurių nematom kitais tyrimais. Tai, žodžiu, tokia yra statistika, bet aišku, šalis pasirenka tą metodą, kuris finansiškai mažiausiai skausmingas. Jisai turi būti ir prieinamas, mes viso moterį magnetų neturim galimybės padaryti, kad ir kaip norėtumėm. Čia nežinau, ar matot skaičiukus, įdėjau lentelę ligonių kasų, kiek ateina į profilaktinę programą. Čia pasižiūriu, touchscreen'as, ir kažką padariau. Tai čia šitas nuokrytis buvo per COVID-ą, kuomet COVID metu, reiškia, tikrai sumažėjo pas mus lankomumas, bet yra 26% tik per metus moterų iš to viso 100, kurios galėtų ateiti nemokamai pasitikrinti. Tai reiškia, per 2 metus, apie 50, apie pusę moterų tik pasitikrina. Tai tikrai yra nepakankamas skaičius ir dėl to ta programa buvo atnaujinta. Čia yra schema, nes anksčiau būdavo, kad šeimos gydytojas turi siųsti moterį. Dabar yra įsteigti tokie koordinaciniai centrai ir moteris nuo 45 metų amžiaus, jau turbūt nuo kitų metų, galbūt tai bus visuotinai, dabar yra tik kai kuriuose poliklinikose, gauna kvietimą, tiesiog SMS žinute, elektroniniu laišku, popieriniu laišku, žodžiu, įvairiausiais būdais, kad jos yra kviečiamos kažkur atvykti ir pasidaryti profilaktinį tyrimą. Ir tas centras, jisai turi laisvas vietas tyrimams, jisai žino, kur jisai paskiria moterį ir kas yra dar svarbiau, kai randam kažkokius pakitimus, tai anksčiau būdavo tiesiog, kad moteriai pasakoma, kad jums kažką rado, jūs dabar registruokitės, pavyzdžiui, Vėžio institutą. Ir tai yra tikrai skambinimas telefonu, laiko gaišimas ir nervų ir viso kito. Tai numatyta, kad radus pakitimus centralizuotai moteriai vėlgi paskambins iš karto tas centras ir pakvies ir iš karto užregistruos jau
vietai papildomam ištyrimui. Tai toks yra va tos visos centralizacijos tikslas, kad būtų patogiau žmogui tą daryti, nes tikrai nepaslaptis, kai kurios moteris po ilgo to kelio registracijos ir bandymo kažkur patekti ir kartais ne visiškai sėkmingai, po to numoja ranką ir sako, tai nepatogu, aš geriau kažkaip kitaip. Tai tikslas yra bent jau apraše 2 savaitės. Bet vėlgi tų centrų, kurie gali padaryti pilną ištyrimą, jų dėja, bet nėra daug. Jų yra realiai Vilniaus vėžio institutas, Santaros klinikos, Klaipėdos ligoninė ir Kauno klinikos. Panevėžys, Šiauliai atsisakė tos tyrimus daryti, nes tiesiog trūksta žmonių, trūksta specialistų, kurie gali ištirti iki galo. Tai moteris gauna daugmaž tokį kvietimą, kaip jis atrodo, laišką, kada atvykti ir kur atvykti, ir atsakymą vėlgi iš to koordinacinio centro, kad arba viskas gerai, bet pas jūs yra tanki liauka su paaiškinimu, kas tai yra, arba gauna trečią variantą, kuomet mes negalim atmesti vėžio, tai dažniausiai tas atsakymas būna skambutis. Moteriai tiesiog pasiskambina koordinacinis centras ir pasikviečia. Dabar apie tai mes jau pakalbėjom. Kas svarbu, kai jūs kažkur vykstat iš tyrimų, jeigu kartais taip nutiko, kad jums reikia papildomų tyrimų, atsinešt viską, ką jūs turit, visus savo senus tyrimus ir geriausia, kai jūs ištiria vienoje vietoje, o ne tai, kad vieną tyrimą pasidarė centro poliklinikoje, kitą Hiloj, trečią dar kažkur tai ir tada nieks nesurankioja, kur to viso vieneto. Tai visada geriausia, kai vienoje klinikoje jums atlieka visus tyrimus. E-sveikata, ką jūs turit galvoj? Įkeliami, bet vaizdai ne. Vaizdai ten nepatenka, tai viena. E-sveikata šiaip iš tiesų šitą įrankį, kad turi Lietuva, tai yra puiku, nes tikrai ne visos šalis turi tokią galimybę. Bet e-sveikata dar jai reikia labai daug tobulinimo. Ir e-sveikatoj, pavyzdžiui, man kaip gydytojui, pats pacientas, aš kaip prisijungiu kaip pacientas, aš matau savo duomenis puikiai. Bet kai aš kaip gydytojas ieškau paciento duomenų, tai aš matau tokią, nežinau su kuo palyginti, kaip kokią referencijos lentelę ir aš nematau, iš kur tas tyrimas, kas jį, ta prasme tiesiog visą sąrašą ir aš turiu atidarinėti kiekvieną iš 150 šitų eilučių ir žiūrėti, kasgi ten parašyta. Tai nebent mes žinom datą tikslę, kada moteriai darytas kažkoks tyrimas, tada, bet mes galim atsidaryti ir išsitraukti tik aprašymą, bet nuotraukų dėja ten nėra. O kas radiologui yra būtina, pasakant diagnozę, tai yra vaizdai ir juos susigretinti ir panašiai. Todėl įspėjam kiekvieną moterį atsinešti tuos vaizdus, kol kas yra taip. Tikrai ministerija, kiek aš žinau, ir registrų centras sprendžia šitą problemą ir norima padaryti visuotiną tą vaizdų archyvą Lietuvos, kas tikrai Lietuva nėra didelė. Ir tas tikrai bus padaryta, bet dar kol kas ne dabar. Tai tiek informacijos šiandien norėjau jums pasakyti, tikrai klauskit, jeigu kažką norite paklausti. Įdumbantis spenelis jau yra požymis, kad kažkas negerai. Sakyčiau taip, kad įdumbantis spenelis yra požymis, kad reikia ateiti, bet tai nebūtinai negerai. Jeigu jis įdumba ir išsitraukia atgal, tai yra labai dažna. Tai gali būti tiesiog kartais maitinimo kažkokia tai bėda, bet iš esmės tai dažniausiai vėžio nerodo, bet jeigu jis įdubo ir nebeišsitraukia, tai tada gali būti ir vėžio požymis. Tada kitas klausimas, ar ankstyvas klimaksas turi įtakos vėžio atsiradimui? Jeigu vartojam šiaip netgi sumažina, nes mažėja hormonų, mažėja tas moters poveikis krūčiai iš kiaušidžių, bet dažniausiai prie ankstyvos menopauzės skiria hormoninį gydymą. Tai tada didina jisai krūties vėžio išsivystymą. Taip pat klausimas yra, kur daromos mutacijos genetinis tyrimas, ar jisai kompensuojamas? Kompensuojamas, jeigu paskiria gydytojas genetikas, šiaip anksčiau jis kainuodavo apie 600 eurų, tikrai nepigus tyrimas. Ir dar priklausoma irgi, kokius genus tyria, jeigu čia kalbu apie BRCA mutacijas. Bet galima darytis privačiai, bet vėlgi yra jų skirtingų, aš visada rekomenduočiau pradėti nuo gydytojo genetiko. Ir tada jisai pasakys, ar tikslinga ir kokį tikslingiausią parinkti.
Ir taip pat kitas klausimas yra, ar moteriai yra kažkokios neigiamos įtakos pašalinus krūtis. Kalbame apie tai, kad jos forma yra atstatoma, ar geriau visai nešalinti, ar bus nustatoma minimali rizika ir ar neišsivystys toliau tas, pavyzdžiui. Neigiama, tai žinoma, psichologiškai ir fiziškai moteris gali jaustis atitinkamai kitaip. Bet klausimas, ar tikrai neišsivystys vėžys, tai to tikrai turbūt medicinoje niekad nepasakysim 100%. Čia tu negali garantijos kažkokios duoti. Būna, kad jisai vis tiek atsiranda. Ir taip pat klausimas dar dėl pačių tyrimų, tai gal dar kartą užtvirtinimą paminėkit, kokius gali tyrimus be kažkokio siuntimo pasidaryti ir kokius... Echoskopiją ir magnetinį galima darytis be siuntimo, o mamografija, tomosintezė su siuntimu. Bet aišku, visada esu už tai, kad visus tyrimus su siuntimu, nes gydytojas jūs siunčiantis geriau žinos tiesiog, kokiam tyrimui jūs nusiųs.